Treneri, keletą sakinių apie šias rungtynes. Nu, kaip rungtynės tokios, kaip ir buvo mums šiek tiek sudėtingos, daug traumuotų žaidėjų turim tokių smulkių, tai labai buvo tokia rizika daugiau gauti traumų, bet pabaigėm, aišku, skirtumas didžiulis, bet po pertraukos kaip ir įsivažiuot kaip ir neblogai, sakykime. Ar rinktinėje žaidusias žaidėjas kažkiek specialiai, galbūt nespecialiai, bet viduje kažkiek buvo tokio noro šiek tiek pilisint, ar ne? Tai be abejo, mes žiūrėjom ir į tai ir sakau, yra sirguliuojančių ir traumuotų, tai šiek tiek tas minutės taip dėliojau, bet tai tokia, kaip pasakyti, komanda, kurią galėjom lengviau apžaisti, tai galėjo jaunimas daugiau pažaisti. Cindy, aš apie rungtynės tavęs labai daug neklausinėsiu, kaip vertini savo žaidimą šiandieną? Na, manau, stengiausi kaip ir visada, bet šiaip buvo visai palankus varžovas, tai parodžiau, ką galiu geriausiai ir tiesiog žaidžiau žaidimą. O dabar toks klausimas, kas geriau, ar treniruotė su savo lygio žaidėjomis, ar tokios varžybos? Šiaip treniruotė, aišku, stipresnės šitos mūsų komandžiokės, bet kiekvienos varžybos tiek kažkokia tai nauda ir mokomės neperskubėti, neįeiti į jų tokį žaidimą painų ir tiesiog statyti savo rolės žaidime tiesiog. Ar pameni tokias rungtynes, kada varžovės per pirmus 2 kėlinius neįmestų nei vieno dvitaškio? Net nepagalvojau, nelabai šiaip. Tai taip nutiko. Sakė, varžovės esat per didelė komanda tiesiog po krepšiu. Nežinau, nepasteisimas čia, bet suprasim. It was good lessons for you, yeah? Yes, definitely. We weren't looking at the score throughout the whole game. They're a professional team. They played really well, and we tried to put up the best fight that we could. And yeah, we're definitely going to take a lot away from this game. 0-2 points in the first 2 quarters. What can you say about it? Kėbrikštis is too big team for you? Yes, they definitely had a size advantage, and you could tell that. We could not get to the rim, to the bottom of the rim. The first 4 points that we scored, shots, were 3-pointers, so that definitely says something.